Čia Titas Januševičius, VDU studentas, dalyvausinis Europos studentų 3x3 krepšinio čempionate. Ir ar tai bus tavo pirmosios Europos studentų žaidynės? Ne, tai bus mano, be to sveiki, tai bus antrosios praeitais metais mes tapome čempionais, aišku, ten buvo Europos. Tik tai, manau, Europos nesikeitė kaip žaidynės, tiek Europos čempionatas, o šiais metais jau tas rimtesnis. Kokios viltis, kokie lūkesčiai? Tai tik pirmą vietą. Kaip vyksta pasiruošimas? Neblogai, buvom išvažiavę į Druskininkus, sparingavomės, treniravomės su olimpinė rinktinė, kuri dabar išvažiuos į Paryžių. Tuo pačiu visą birželį buvom 23 rinktiniai. Treniravomės, žaidėm, daug sparingavomės, kiek turėjom turnyrų, tiek irgi juose dalyvavom, tai va, tiek. Kaip tau patinka VDU teikiamos VDU sporto centro paslaugos, pats centras ir sąlygos visos? Be priekaištų. Man rodos geriausios sąlygos visoje Lietuvoje. Tiek centras, tiek džimas, tiek rūpėsi žaidėjais, kas liečia kinezoterapiją, visi šitie dalykai, papildai, salės, va, patys matot. Įspūdinga tikrai. Tai sėkmės iškovojant medalį ir ačiū tau.